Labas, Vyti. Labas, Liuba, labas visiems. Labas, kiti. Labas visi kiti. Sveiki atvykę į mūsų mini, taip vadinamą podcastą, mini diskusijų laidą. Čia jau kaip pavadinsi, nepagadinsi. Dar pavadinimą nesugalvojom. Bet tikimės, kad jisai jau produkcijoje, jau, kaip sakant, verda pavadinimas, tai po truputėlį. Norim pradėti šiandieninį mūsų susitikimą nuo prisistatymų. Video bus apie tai, kas mes esame ir ką mes čia veiksime. Tai būtent, jeigu pradėti nuo to, kas mes esame, tai aš esu Vytis Židanavičius, geštalto terapijos praktikas. Aš esu Liubov Gorbas, geštalto terapijos praktika taipogi. Mes studijuojam 5 metus geštaltą. Tu, man atrodo, net biškį ir ilgiau, ne? Aš 6 nedariau pertrauką. Žodžiu. Motinystės atostogas buvau. Rimta pertrauka. Taip. Jo, ne? 1 metų. Jo. Ir gal tada eitume toliau prie to, ką mes čia veiksim ir ko mes čia susirinkom. Čia yra erdvė diskusijoms. Apie geštalto terapiją, apie terapiją apskritai. Kartu liesimės prie įvairių temų, kaip, pavyzdžiui, nerimas, perfekcionizmas galbūt. Narcisizmas, abuzas, populiariausias temos ir mano mėgstamiausias. Jo, pyktis, kas irgi man labai yra mėgstama tema ir labai maloni, tiesą pasakius, kabutėse, bet vis tiek, kaip ir minėta prieš tai, bus labiau diskusiniu formatu. Dalinsimės galbūt savo patirtim, dalinsimės matymo lauku, terapinio matymo lauku. Kviesim jūs dalyvauti komentaruose, dalintis kaip jums tai yra, ką jūs girdit, ką jūs išgyvenat galbūt. Dalinsimės ir jausmais, kadangi geštaltas yra apie jausmus, nemaža dalim apie kūną, tai kartu smalsu bus pasidalinti ir paklausti jūsų, kaip jūs jaučiatės, kai jūs klausot mūsų, kaip jūs jaučiatės, kai jūs girdite apie tai, ką mes šnekam. Stengsime tai daryti paprastai, giliai ir tikrai, be apsimetimų, tiesiog būsime tokie, kokie esame, nekalbėsime kažkokią akademišką arba geštaltišką kalbą, bandysime tiesiog paprastai, kad būtų aišku ir jūs visada galėsit užduoti mums klausimus, kadangi galbūt kažkas galvoja apie psichoterapiją, bet nedrįsta, jūs galite užduoti klausimus ir mes nufilmuosime video atsakinėdami jūsų klausimus. Jo, tikrai labai palaikau už paprastumą, asmeniškai labai noriu sakyti pats viską paprastai, aiškiai, be jokių ten teorinių išvedžiojimų ir tiesiog žmogiška, aiškiai suprantama kalba. Gal dėl ko mes nusprendėme tai daryti, nes patys turim patirties ir terapijos ir terapinam kitus žmonės. Tiesiog aš asmeniškai matau, kad man tai padeda gyventi ir padeda mano klientams. Tai tiesiog norime dalintis, nes geštalto terapija čia apskritai nėra tiesiog psichoterapija, kur mes tik ateinam dirbti arba mokytis, bet mes ir stengiamės gyventi. Čia kaip gyvenimo būdas, to geštalto gyvenimo būdas. Tai manau tiek šiandienai. Jo. Ja? Susitiksime kitame video, kuris neužilgo bus ir mes galvojame, kad jisai bus apie tai, ko nesitikėti iš psichoterapijos. Būtent. Ačiū Jums visiems. Iki.